Šiandien mums į rankas pakliuvo kioskas ant ratų. Tai Chevrolet Orlando. Prisipažinsiu, kai pirmą kartą pamačiau šį automobilį, o tai buvo berods praėjusiu metu rudenį, pagalvojau, kad jis pasmerktas. Nei Europoje, nei Lietuvoje jo niekas nepirks. Tačiau aš klydau, tautiečiai jį pamėgo. Ir žinot ką, pasivažinėjęs keletą dienų apie šį automobilį, kardinaliai nuomonę pakeičiau ir aš. Ir štai kodėl. Vos pažvelgus į techninių duomenų lentelę, akis užkliuvo už kainos. Bazinė šio didžiulio 7-viečio automobilio kaina prasideda vos nuo 54 000 litų. Tiek kainuoja pavyzdžiui naujas, gerokai mažesnis Hyundai iX20. Tiesa, man teko bandyti pačią brangiausią versiją, už beveik 80 000. Šis automobilis kardinaliai skiriasi nuo savo konkurentų. Be jokių dizainerio išmislų, jis tiesiog paprastas, kampuotas, tačiau tuo pat metu kažkuo mielas. Orlando kažkuo primena padidinto pravažumo automobilį, nors toks tikrai nėra. Viduje viskas labai kokybiška ir puikiai surinkta. Net sunku patikėti, kad tai pigus korejietiškas automobilis, nors ir amerikietiškų vardų. Visi prietaisai išdėstyti suprantamai ir paprastai, o valdymui neturiu beveik jokių priekaištų. Visus jungiklius randu ten, kur jų ir tikiuosi. Salone pilna įvairiausių talpyklų, nišų ir lentynėlių. Tačiau viena jų mane sužavėjo labiausiai. Tai tikras mažas slaptas seifas. Orlando viduje jaučiasi, kad automobilis puikiai surinktas ir medžiagos čia ypatingai kokybiškas. Tai ko gero pats geriausias Chevrolet pastarųjų metų interjeras. Tačiau mane sužavėjo viena slapta dėtuvė. Ji slepiasi po priekinės konsolės audio aparatūra. Štai ir joje yra USB lizdas. Galima klausytis muzikos. Orlando gali būti 7-vietis, 2 papildomos sėdynės slepiasi bagažinės grindyse. Tačiau 2 keleiviai, nors ir įsitaisys 3-oje sėdinių eilėje gan komfortiškai, turės gabenti papildomą bagažą. Svarbu neprisispausti su kojų. Jeigu ant 3-osios sėdinių eilės jūs važiuojate vienišas, tai jūsų geriausias draugas gali būti štai šis. Galit, pavyzdžiui, pasislėpti nuo policijos. Galbūt čia tiesiog saugos oro pagalvės pagalbininkas, pakaitalas ar dar koks nors. Kelyje automobilis elgiasi kaip tikras vienatūris. Jis ramus ir net šiek tiek nerangus. Manevruoti sunkoka dėl pernelyg storų priekinių statramsčių. Sunku jausti automobilio gabaritus, tačiau šiek tiek gelbsti aukšta sėdėsena. Važiuojant ramiai ir akceleratoriaus nespaudžiant iki dugno, Orlando suteikia net sportiško automobilio įspūdį. Pavaros persijungia lengvai ir laiku, o variklis visada dirba maksimalaus sukimo momento režimu. Tik pradėjus važiuoti tikrai greitai jis pasiduoda. Automatinė pavarų dėžė nebesusitvarko su savo darbu, o variklis labiau kaukia negu dirba. Tad geriau nurimti ir važiuoti šeiminiškai. Galų gale tai juk tikrai šeimininis vienatūris. Pakaba gan komfortiška, garso izoliacija irgi gera. Tad jis tiks ir po miestą išbaladotomis gatvėmis važinėti, ir ilgos kelionės užmiestin neprailgs. Tiesa, sportiškumo iš jo nesitikėkite, galų gale jis tam juk ir neskirtas. Bet kokiu atveju, pagrindinis šio automobilio privalumas prieš konkurentus – kainos ir kokybės santykis. Konkurentai bent 10% brangesni. Tad jeigu jūsų negazdina milžiniškas kryžius ant grotelių ir korejietiška šio automobilio kilmė, galite leistis juo kad ir į tolimiausią kelionę. Tiesa, norintiems įsigyti, gali tekti laukti eilėje net keletą mėnesių.